Mielos mergelės, šį astrologinę prognozę 2026 metams pagal Vedų astrologiją yra būtent jums. Ačiū, kad prenumeruojate šį kanalą, ačiū už jūsų patiktukus, tai tikrai leidžia man augti ir daryti daugiau tokių video būtent jums. Na kągi, 2026 ugninio arklio arba žirgo metai tikrai nori, kad mes būtumėme aktyvus, nestovėtumėme vietoje ir tai tikrai linkiu ir daryti. Nepamirškite, kad ši prognozė yra bendroji. Jeigu jūs norėtumėte sužinoti būtent savo asmeninės, pagal jūsų gimimo planetas, pagal jūsų astrologinį periodą, kviečiu kreiptis į mane tiesiogiai, visi kontaktai šio kanalo prašyme. Na, o mergelės jums pradedu šią prognozę nuo Saturno, kuris jau kurį laiką yra žuvų ženkle ir visus 2026 bus būtent žuvų ženkle. Kągi reiškia tai būtent jums? O tai reiškia, kad santykių sfera bus ta sfera, kuri reikalaus iš jūsų tų karminių pamokų ir iššūkių. Vieniems tai bus galimybė tikrai sukurti labai stiprius santykius, įsitvirtinti, galbūt netgi sukurti šeimą. Kitiems tai galimybė sutikti savo svarbų žmogų. Taip pat tai yra puikūs metai megzti verslo santykius, rimtus santykius su kitais žmonėmis arba su verslu, kurti savo verslą. Na, arba darbovietė, sukurti tokius stiprius ryšius su savo kolegomis. Saturnas aspektuodamas jūsų pirmąjį būstą padaro jūs truputėlį tokių, kitiems atrodys, kad jūs esate niūresnis žmogus, kad jūs esate rimtesnis žmogus, bet būtent to jums reikia šiais metais, nes būtent tai ir padės jums susikoncentruotis ir vykdyti būtent savo planus, savo tikslus, kurie yra susijęs su jūsų veikla. Todėl nekreipkite į tai dėmesio. Taip pat labai svarbu paminėti, kad 2026, jeigu jau neatsitiko, tai laukia permainos jūsų būtent ketvirtajame būste. Tai yra apie jūsų nekilnojamą turtą, jūsų būstą, galbūt jūs parduosite, galbūt nupirksite naują nekilnojamą būstą, prasiplėsite, kažkam tai reiškia tam tikri pokyčiai su jūsų artimiesiais. Kažkas, pas kažką tai atsiras daugiau tų artimųjų, pas kažką mažiau. Tai yra taip pat labai svarbus būstas mūsų vidiniai laimės būsenai. Kažkam ateis toks metas, kai jūs tiesiog turėsite permastyti, kas yra laimė man, kas atneša man tą džiaugsmą. Visi tokie širdingi širdies reikalai bus labai labai svarbus. Na ir taip pat labai svarbus metai santykiams su mama, jeigu dar esate tokie laimingi, kad mama yra gyva ir su jumis. Tai šie metai būtent skirti tokiems dalykams, čia vyks tikrai daug pokyčių. Na ir greita planeta tapusi Jupiteris, kuris iš tikrųjų yra labai lėtas, jis juda per kiekvieną ženklą vienerius metus, o čia jau antruosius metus jis sugeba peršokti per kelis ženklus. Ir 2025 jis jau buvo Dvyniuose ir truputėlį Vėžyje, todėl tas skambučius, apie ką bus 2026, mes jau galėjom pamatyti 2025 metų kažkur tai lapkričio mėnesį, tai galite prisiminti, kas vyko jūsų gyvenime, kokie įvykiai ir tuomet galite numatyti, apie ką bus 2026 metų antroji pusė. Na, o iki birželio Jupiteris veiks jūsų
karjeros būstą ir tai reiškia, kad jis plės ten, duos galimybių plėstis, pakilti pareigose, išsiplėsti. Labai dažnai Jupiteris, būdamas 10 būste, jis iš karto ir tiesiogiai neduoda tų vaisių, ne? Jūs kaip tik galite suprasti, kad pavyzdžiui, jeigu netgi esate ir direktorius savo įmonės, bet jums per šiuos metus reikės atlikti labai įvairius darbus, ir kurie priklauso jums, ir kurie nepriklauso jums. Tai tas pats direktorius, jis gali tuo metu būti ir valytoja, ir tvarkytoja, ir buhalterė. Jeigu jūs nesate direktorius, bet esate paprastas darbuotojas įmonėje, jūs galite tiesiog atrasti, kad ant jūsų pečių staiga iškyla užduotis, kurie priklauso ir jūsų kolegoms, ir dar vienam, ir dar kitam, ir jūs iš tikrųjų dirbote už 3, bet gaunate vis tą patį atlyginimą už 1. Bet nesijaudinkite, nes kai Jupiteris birželio mėnesį iškeliaus į jūsų Vėžio ženklą 11 būste, būtent tada jūs gausite tą atpildą už visus jūsų padarytus darbus. Taigi ir svajonių išsipildymas, ir didesnė alga, ir socialinis pakilimas, toks palankumas iš mentorių pusės, iš vyresniųjų pusės. Ir taip pat čia Jupiteris, būdamas 11 būste, irgi praplečia galimybės įstoti į kažkokią tai didžiulę organizaciją, dirbti tarptautinėje organizacijoje, įstoti į tam tikras gretas ir organizacijas, ir grupės. Ir kaip minėjau, čia bus iki pat spalio mėnesio, o spalio mėnesį Jupiteris trumpam užeis į jau jūsų 12 būstą, į Liūto ženklą, ir taip truputėlį vėlgi parodys tą ateitį. Ir šitame momente gali įvykti toks poreikis, noras atsitraukti, pabūti vienam. Kažkam tai gali reikšti, kad pavyzdžiui reikės išvažiuoti į užsienį, arba iškils tas poreikis išvažiuoti į užsienį. Kažkam tai reiškia didesnės išlaidos tam tikriems dalykams. Nuo spalio mėnesio 2026 metų, taipgi atkreipkite dėmesį į šią datą ir pasiruoškite. Kągi, pasižiūrėkime į Rahų ir Ketų. Tai yra būtent tie ženklai, tos planetos, kurių realiai nėra danguje, tai yra labiau matematiniai taškai, bet vedų astrologijai, vedų kultūrai jie yra be galo svarbus. Beje, jeigu jūs dar iki šiol nesate tikri, koksgi jūsų ascendentas, koksgi jūsų ženklas pagal vedų astrologiją, drąsiai komentuokite po šiuo video savo gimimo datą, laiką ir vietą, kur jūs gimėte, ir aš būtinai jums atsakysiu. Taigi Rahu tai yra planeta, kuri viską duoda galimybės, bet tuo pačiu gali duoti ir tam tikras iliuzijas, jį plečia. Ten, kur Rahu, ten yra galimybės. Taigi jūsų galimybės, mielosios mergelės, 2026 metais yra būtent jūsų darbingoje sferoje, darbų sferoje. Matote, visas 2026 metų ciklas energijos yra apie bendradarbiavimą su kitais, apie jūsų karjerą ir apie jūsų darbą. Taigi Rahu čia išplės jūsų galimybės, jūsų konkurencingumą. Tuo pačiu turite būti atsargus, nes Rahu čia gali suteikti ir daugiau kažkokiu tai konfliktų, galimybių įsivelti tokius teisminius reikalus. Rahu čia irgi duos jums galimybės
pakeisti savo darbo režimą, darbotvarkę. Bus labai daug tokių galbūt rutininių dalykų, kur reikia atlikti kiekvieną dieną arba kas savaitę. Ir to bus labai daug, Rahu čia plėsis, Rahu čia kvies jūs ateiti į tą kasdienį gyvenimą ir įsitvirtinti ir per kasdienius dalykus, per galbūt netgi pagalbą kitiems, nes duoda čia ir galimybės ir savanoriauti, ir padėti, ir išsiplėsti paslaugų sferoje. Ir vėlgi, jeigu jūsų darbas yra advokatūra arba esate teisėjas, jūs padedate konfliktuose žmonėms, tai čia jūsų yra aukso amžius, be abejonės, čia labai daug galimybių. Tuo pačiu Ketu, būdamas būtent jūsų 12 būste, tai čia jis kalba apie tai, kad reikės atsitraukti, reikės kažko tai atsisakyti, bet vėlgi per tas gyvenimiškus dalykus, per gyvenimiškas situacijos ateis labai labai natūraliai ta jau didžioji išmintis ir tas poreikis, dvasinio gyvenimo poreikis galbūt pailsėti, poreikis suteikti savo erdvės pabūnant vienam arba vienai. Ir jau lapkričio mėnesį šios dvi planetos keičia savo ženklus ir tai jau nustato tendencijas toliau į 2027-uosius, kai Rahu pereis į jūsų 5-ąjį būstą, suteikdamas begalinės galimybės kūrybiškumui, norą turėti vaikus. Pavyzdžiui, jeigu jūs iki šiol jautėtės, kad aš nesu pasiruošusi, tai būtent kažkur tai nuo 2026 pabaigos gali ateiti tas didžiulis noras, ir sakykime, toks supratimas, kad dabar aš jau noriu, dabar aš jau esu pasiruošusi. Taip pat čia gali atnešti galimybės investicijose, kažkokiose tai netgi aferose, sakyčiau, prasisukti. Rahu duos daugiau romantinių santykių, romantinių pasimatymų, galimybių mokslo srityje eiti, mokytis, gilinti savo žinias. O Ketu labai lengvai gali duoti papildomas pajamas, būtent nuo 2026 metų, bet beje tos pajamos gali ateiti labai natūraliai, be jūsų labai didelių pastangų, lyg tai toks prizas, kas yra labai sveikintina. Mielos mergelės, ačiū, kad buvote su manim iki galo, ačiū už jūsų patiktukus, už jūsų komentarus, ačiū, kad prenumeruojate ir aš linkiu, kad 2026 metai jums taptų patys laimingiausi, patys geriausi jūsų gyvenimo metai, o mes būtinai susitiksime dar kitose videose. Ate.